žinom, už ką darom, dėl ko darom, dėl vaikų, už pergalę gyventi, tai tiesiog dėl to kilnaus tikslo. Žiauriai smagu, kad esam čia ir kad tie komandų atėjo. Turiu dvi anūkės, kurios lanko krepšinį. Mergaičių nesusirinko daug komandų, tai tenka žaisti prieš berniukus. Vaikučių komandą turime Stubriukų ir paskutinę sekundę sugalvojome ir tėveliai. Vadovauju Lietuvai tas 3 prieš 3 ir profesionaliam ir kitam sportui, kur mes baisiai norim išeiti į olimpiadą. Ir žiauriai faina, kad tai vyksta ir auga vaikai, domisi tuo būtent šio krepšinio. Įgauna pagreitį, tobulinti įgūdžius, individualumą, tai yra labai gerai. Man svarbu ne tiek, kad kas išauks, kaip išauks, aišku, norisi visada, visi tikisi, bet svarbu, kad geri žmonės užaugtų, tai yra pagrindinis dalykas. Kadangi labai kilni, prasminga iniciatyva, pats labai mėgstu savanoriauti, tai tikrai labai smagu, kad sportas, azartas ir kilni idėja susijungia į tokią gražią iniciatyvą šventę.